Esu Urtė, man 27 metai, dirbu informacinių technologijų projektų vadovė. Insultas mane ištiko prieš 2 metus. Tuo metu su draugu apsipirkinėjome parduotuvėje ir aš nuėjau tiesiog pasiimti obuolių, kurie buvo toliau, ir pajutau, kaip nutirpo mano kairė koja. Tada suparalyžavo kairėje veido pusę, nes aš nebegalėjau šypsotis, kaip šypsojausi iki tol. Pamatė, kad aš jau nebegaliu pakelti ir kairės rankos, kad tiesiog mano visa kairė pusė yra paralyžuota, tai stvėrė mane ant rankų, išnešė į lauką ir kvietė greitąją pagalbą. Dėl mano jauno amžiaus, man tada buvo 25 metai, niekas negalėjo įtarti, kad tai yra insultas. Padarė antrinius tyrimus, kurie iš tikrųjų patvirtino, jog man yra insultas. Aišku, reanimacija, niekas man nepaaiškino, kas tas insultas, ką dabar reiks daryti, kokios po to bus procedūros. Trombas užkišo vieną smegenų kraujagyslę, dėl to man paralyžavo visą kairę pusę. Ir mes kaip tik laiku per 3 valandas spėjom atlikti trombolizę. Trombolizė taip pat yra pakankamai pavojinga, nes tuo metu gali tiesiog ištikti kraujo įsiliejimas į smegenis. Na ir tada jau nieko nebepakeisi. Iš tikrųjų, pavydėjau, būdama reabilitacijoje, pavydėjau žmonėm, kurie galėjo pasukti kamuoliuką, išmesti konkorėžį, kažką įjungti, kažkokį jungiklį, ar tiesiog lazdą paimti, palaikyti, todėl kad aš to negalėjau tuo metu. Ir žinoma, buvo tokių akimirkų, kada norisi, tiesiog imti ir apsiverkti ir viską mesti, ir kam čia reikia ir panašiai. Bet vien tik dėl to, kad šalia manęs buvo tokie nuostabūs žmonės, kurie mane palaikė, tai viskas sekėsi pakankamai gerai ir pakankamai greitai. Mano pilnas atsistatymas truko kažkur 6 mėnesius. Kada aš jau galėjau parodyti špygą kairę ranką, tai jau reiškia, kad jau viskas kaip ir tvarkoje. Dabar aš ryžtuosi daugiau dalykų padaryti, kurių nedrįsdavau daryti anksčiau. Kažkokia veiklesnė tapau, daugiau turiu užsiėmimų, daugiau skiriu laiko savo pačiai. Iš tikrųjų, neturint palaikymo komandos, neturint to kumščio, komandinės dvasios, kad viską galim kartu padaryti, tai vienam žmogui yra labai sunku. Bet kuriuose situacijose, ne tik insulto prasme, bet kur.